Tai treneri, visų pirma, tas tradicinis klausimas, kodėl Utena, kodėl Juventus klubas? Todėl, kad susiklosti tokia situacija ir vieną dieną paskambino Žydrūnas ir su labai konkrečiu pasiūlymu ir konkrečiom kaip klubo ir ambicijom ir po keleto pokalbių toks buvo priimtas sprendimas, kad galime bendradarbiauti. Treneri, kai pasklido informacija apie tai, kad jūs atvažiuojate į Uteną, buvo daug labai nuomonių, kad visgi rezervinės rinktinės treneris, pernai dirbęs Lietuvos Ryte, Eurolygoje, važiuoja į Uteną, kad tai didelis žingsnis atgal jo karjerą. Ką jūs pats manote apie tai? Aš esu tos nuomonės, kad niekada labai negalvoja apie tokius dalykus, ką žmonės šneka. Pirmiausiai, tai turi turėti savo galvą ant pečių ir pasvarstyti visus už ir prieš. Aišku, tam įtakos irgi ir padarė tai truputį šeimyninė padėtis, taip kad norėjau likti Lietuvoje ir dirbti Lietuvoje ir Utena, manau, tikrai yra geras pasirinkimas. Treneri, labai įdomu, mūsų sirgaliai yra pakankamai aktyvūs, ką jiems žadate gražaus į sezoną? Kaip ir kalbėjome prieš tai mūsų darbas į mūsų trenerių yra kolektyvo darbas surinkti žaidėjus, kurie būtų maksimaliai motyvuoti, maksimaliai ambicingi, o tikslų reikia siekti kiekvienose varžybose, kiekvienoje treniruotėje. Tai galim pažadėti tikrai, kad tai bus žaidėjai, kurie kiekvienose varžybose 100% atiduos visas jėgas aikštelėje ir stengsis visas varžybas laimėti. Tačiau tai yra sportas ir patys labai gerai žinom, kad yra ir stipresnių priešininkų, ir yra varžybų, kurias kartais ir pralaimi, ir laimi, bet manau, kad tas 100% atsidavimas tai turėtų būti tokia vizitinė kortelė mūsų. Koks jūs pats treneris, kokios jūsų žaidimo gijos, ką mėgstat, ko reikalaujate iš savo komandos? Čia savęs vertinti niekada nemėgau ir niekada to nedarysiu, bet manau, kad iš tos patirties, kurią turiu, tai esu prieš treniruotę galime būti draugai ir su žaidėjas vėl, bet prasidėjus treniruotėm varžybom, tai turi būti visapusiškas paklusnumas ir drausmė tiek treniruotėse, tiek aikštelėje. Vis tiek sekat turbūt Lietuvos krepšinio rinką, žinot, kas kaip, kur, ką daugiau, mažiau. Kokios Juventus perspektyvos kitam sezone? Pirmiausia, tai priklauso, kokią pavyks suburti komandą, su kokiais žaidėjais pasirašyti sutartis. Visi gerai žinom, kokia yra situacija, kad 4 komandos žaidžia Europos taurėse, 2 Eurolygoje, Eurocape ir Eurochallenge, taip kad tom komandom gal yra truputį lengviau prisivilioti žaidėjus, kurie nori žaisti Europos turnyruose, tačiau kaip ir minėjo valdybos pirmininkas, taip kad rezultatai turi būti geresni nei praeitais metais ir stengtis papulti į ketveriukę. Taip kad tikslai aiškus, kuriuos iškelia, o mes jų sieksim per kiekvienas varžybas. Tai ką, ačiū treneri ir sėkmės jums.